Nu, Mauzeriai, nežinau, tokio pakrikimo valstybei seniai nebuvo. Nu ir kokie to pakrikimo požymiai? Nu, imkim pavyzdį, Seimo narys Bradauskas. Rėkia, klykia, gelbėkit, padėkit koaliciją, pamačykit ką nors, nes man vištakumas prasidėjo, šaukia Bradauskas. Kai tik tais prasideda prieblanda, kai sako Lenkai šarą gadziną, nieką nematau. Mirksi savo kiaulės akim, papurtęs Seimo narys. Ja. Nu, būna į senatvę. Nu, tai čia, žinokit, rimtas dalykas. Bradauskas prietimoje, žinokit, neatskiria, kur šernas, kur ūkininkas, neatskiria briedžio nuo ūkininko. Nu ir karvės net nuo stirnos neatskiria. Nu ir ką čia jau, Bradausko vištakumas čia jau valstybės pakrikimas? Jūs neklausėt, ką aš šneku. Bradauskas prašė, maldavo, sakė, patvirtinkit vyrai naktinio matymo prietaisus, taikiklius šitos. O to sako, aš žmogų vieną dieną nušausiu. Nu ir Seimas, davai balsuoti. Balsuoja, apsižiūri, nu blemba, balsų trūksta. Nu tai kas čia keista, nu tai o kur jūs čia įžiūrot valstybės pakrikimą? Bradausko socialdemokratai, didžiausia frakcija Seime, dirbantį iš vien petys petin su darbiečiais ir paksistais, balsų vo. Ir negali patvirtinti Bradauskui tokio šudeliuko, taigi čia visiškas pakrikimas. Negali jam patvirtinti girtokliavimo medžiokliai, negali patvirtinti naktinės optikos medžiokliai, to uždraus ir kraujo gerimą. Kokį kraujo gerimą? O tai jūs nežinojot. Nu, kad jūs tikrai kažkoks debilas pelė pasitaikėt karjeroj mano. Kažkoks. Tai kai pušinėlėje užverti jauną briedį, briedis miršta. Prieini su karabinu ten, kur širdies plotė. Bum! Iššauni ten tokia skylė ir ten klaksi kraujas. Tada medžiokliai prieina tokie Bradauskai su lapiniam kepūrėm, tokie išgėrė, išsigimėlį ir su 2 kibrais to kraujo iš to širdies žaizdos paima ir geria, su tokiais emaliuotais padukai, kraują geria, nusivalo padukus į sniegą. Jūs nežinojot šitų dalykų? Eikit jūs. Ne, nežinojau. Tai čia pirmas vaistas nuo suglebusio vyriškumo. Prisigeri to kraujo. Ir tada atsipjauni žalių kepenų, suryji žalis kepenis ir bėgom namo pas savo senutę ant paskutinio varimo. Nu jo. Jeigu tokių ritualų Seimas, turėdamas daugumą, neįteisina, nu tai čia jau pakrikimas visiškas. Visiškas pakrikimas. Keikėsi Bradauskas, kad dabar nuo vištakumo teks Viagrą gerti.